Tiguanas parduotas per kelias dienas. Labai operatyviai, nėra ko norėti, pilnai švari istorija automobilio, maža rida, praktiškai idealus stovis. Nupirko mūsų žiūrovas. Buvo dar nemažai interesantų, bet ne iki galo susidomėjusių. Vienas jau norėjo pirkti, bet iš principo jam nepardaviau, nes jis nuvažiuoja tik 5000 km per metus ir pagrindinis maršrutas į darbą pirmyn ir atgal 3-4 km. Tai jis sugadins tą dizelį ir galutiniam rezultatė tą mašiną netarnaus. Sušnekėjom, kad jam surasim Toyota RAV4 benzinas elektra, tai kas būtų patikima ir ekonomiška bei tinkama mažiems atstumams. Realiai būtų pasiėmę šitą ledinį Tiguaną, jis būtų jį sugadinęs per porą metų, tai DPF būtų pradėję kimštis, tai dar kažkas ir su varikliu galutiniam rezultatė būtų problemų. Bet man prasmės nėra pardavinėti tam, kam suges tas automobilis, nes tada neminės gerų vardų. O dar kalbant apie šį Tiguaną, mes jį pardavėm su metų laiko garantija variklių ir pavarų dėžiai, bei ridos apribojimu. Tai vat, tiek žinių, reikia pagalbos parduodant automobilius arba perkant kreipkitės į auto patikrą.